Sveiki atvykę į Stora Enso Longabrugę. Ar esate pasirengę pradėti dirbti? Puiku. Tačiau pirmiausia apžvelkime kai kurias saugos taisyklės. Nes tik taip galime užtikrinti malonę ir saugią darbo aplinką. Jums ir visiems kitiems esantiems statybvietėje. Visų pirma, visur statybvietėje draudžiama rūkyti, išskyrus vietas pažymėtas šiuo ženklu. Jei esate pėstysis arba dviratininkas, laikykitės ant žemės pažymėtų takų. Ar ant tako yra toks ženklas? Tai reiškia, kad šaltaisiais mėnesiais nuo mūsų vėjo turbinų menčių gali kristi ledas. Jei ant ženklo esančios lemputės šviečia, laikykitės kelio ženklais pažymėtos nukreipiamosios krypties. Tai taikoma tik dviratininkams ir pėstiesiems. Motorizuotas eismas gali tiesiog važiuoti toliau be jokio pavojaus saugumui. Tačiau nepamirškite, kad visur statybvietėje galioja 30 km/h greičio apribojimas. Ar turite įrangos, kurią reikia iškrauti? Iškrauti įrangą galite kuo arčiau savo darbo vietos. Nepamirškite tai darydami dėvėti būtinų apsaugos priemonių. Kai baigsite iškrovimą, visada pastatykite transporto priemonę tinkamoje stovėjimo aikštelėje. Ir įsitikinkite, kad leidimas stovėti, kurį gavote registruodamiesi, yra aiškiai matomas. Niekada nepalikite darbo leidimo automobilyje, nes turite turėti galiojantį darbo leidimą bet kokiam mums atliekamam darbui. Žemės kasimo darbams reikės atskiro leidimo. Kiekvienas leidimas galioja ribotą laiką. Ir jame tiksliai nurodyta, kokių saugos priemonių turite laikytis. Daugiau informacijos apie tai jums suteiks Stora Enso kontaktinis asmuo. Ar prieš pradėdami darbus turite apsaugoti įrenginį? Jūsų Stora Enso kontaktinis asmuo pasirūpins ir tuo. Be to, visada įsitikinkite, kad turite su savimi asmeninę apsauginę pakabinamąją spyną, reikalingą užrakinimo išjungimo procedūrai atlikti. Darbus galite pradėti tik tada, kai užsidėsite reikiamas asmeninės apsaugos priemonės. Visada reikia tinkamų darbo drabužių ir apsauginių batų. Visuose mūsų gamybos padaliniuose ir sandėliuose privaloma dėvėti smūginę kepuraitę. Tačiau turite dėvėti kietą kepurę, kai atliekate statybos surinkimą. Ar griovimo darbus, vykstant prastovos darbams ir visur pirmojoje ir antrojoje elektrinėje. Taigi tokiose situacijose apsauginė kepurė yra nepriimtina. Beje, nepamirškite visada užsisekti kietosios kepurės smakro dirželio. Be to, visur patalpose privalote dėvėti gerai matomus drabužius arba dėvėti gerai matomą liemenį. Kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į atliekamą darbą, privalote dėvėti papildomas asmeninės apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, apsauginius akinius, pirštinės, klausos apsaugos priemonės ir kačiai. Papildomų apsaugos priemonių, kurias privalote dėvėti, tipą rasite nurodytą savo darbo leidime. Arba nurodytą jūsų darbo vietoje tokiais ženklais. Atkreipkite dėmesį. Į popieriaus sandėlius draudžiama įeiti bet kuriuo metu. Jei jums vis dėlto prireiktų patekti, susisiekite su atsakingu asmeniu nurodytų numeriu. Nurodytų ant įėjimo durų. Štai taip, mes beveik baigėme. Tačiau prieš pradėdami, pirmiausia apžiūrėkite savo darbo vietą, ar joje nėra galimų saugos pavojų. Tuomet reikia apžiūrėti įrangą. Ar atsivežėte savo riedėjimo įrangą arba keltuvą? Pavyzdžiui, antžeminę platformą, kraną ar krautuvą? Jums leidžiama naudoti savo įrangą. Tačiau turite galėti pateikti bandymų sertifikatą. O vairuotojas turi būti mediciniškai sveikas ir galėti pateikti kompetencijos pažymėjimą. Ar darbui atlikti reikia kopėčių? Naudokite ją tik tais atvejais, kai saugos rizika yra maža. Ir kai neįmanoma naudoti pastolių. Arba antžeminės platformos. Naudoti nuosavus pastolius leidžiama nedidesnėme kaip 4,5 metrų aukštyje. Tačiau, kad ir kokius pastolius naudotumėte, juos montuoti, išmontuoti ir pertvarkyti turi tik patyrę darbuotojai. Prieš naudojant pastolius, juos turi patvirtinti įgaliotas Stora Enso darbuotojas. Kai pastoliai bus patvirtinti, jie bus paženklinti žalia patikros etikete. Be šios žalios etiketės negalima naudoti pastolių. Kiekvieną kartą keičiant pastolius, jie turi būti patvirtinti iš naujo. Ar jūsų darbo zonoje yra susidūrimo, įstrigimo, kritimo ar krentančių daiktų pavojus? Tuomet turite aiškiai aptverti savo darbo zoną ir pažymėti ją ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu nuo galimo pavojaus. Tai padarykite naudodami raudoną ir baltą juostą ar panašią medžiagą.
Į šias pažymėtas zonas galima patekti tik tada, kai tai leidžia daryti atsakingas operatorius. Ar dirbate didesnėme nei 2 metrų aukštyje be kolektyvinių apsaugos priemonių? Tuomet privalote naudoti asmeninę kritimo stabdymo sistemą. Kritimo sulaikymo sistemą sudaro saugus inkaras, saugos diržas ir viengubas arba dvigubas lynas su amortizatoriumi arba savaime išsitraukiantis gelbėjimo lynas su amortizatoriumi. Jūsų saugos diržus kasmet ir po kiekvieno kritimo turi tikrinti įgaliota tikrinimo agentūra. Niekada neikite į uždarą erdvę, nebent tam turite rimtą priežastį. Jums taip pat reikia galiojančio darbo leidimo. Ir privalote laikytis visų išvardytų saugos taisyklių. Ar dirbdami naudojate dujų balionėlius? Įsitikinkite, kad jie stovi vertikaliai ir yra pritvirtinti vietoje. Kad jie negalėtų nukristi. Laikykite juos atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių ir ryškių saulės spindulių. Nes pakilus temperatūrai gali padidėti slėgis balionėlyje. Darbo vietoje gali būti tik šiuo metu naudojami dujų balionai. Nenaudojami dujų balionai turi būti su apsauginiu dangteliu. Ir jų negalima laikyti statybvietėje. Gabendami dujų balionus, pageidautina naudoti balionų vežimėlį. Ir įsitikinkite, kad darbo dienos pabaigoje kiekvieną dujų balioną uždarėte. Ar baigėte darbą? Praneškite apie tai Stora Enso kontaktiniam asmeniui. Nepalikite įrankių be priežiūros, nes kas nors gali už jų užkliūti. Net jei grįšite kitą dieną, tvarkingai viską sutvarkykite. O visas šiukšles išmeskite į tinkamą atliekų konteinerį. Nesate tikri, kuris iš jų yra tinkamas atliekų konteineris? Paklauskite savo Stora Enso kontaktinio asmens. Būkite atsargūs su tirpikliais ir skalavimo vandeniu, kuriame yra dažų likučių ar kitų cheminių produktų. Jie neturi patekti į kanalizaciją. Prieš įnešdami cheminius produktus į įmonę, pirmiausia turite gauti Stora Enso kontaktinio asmens leidimą. Įsitikinkite, kad dėl jūsų atliktų darbų negali būti užterštas dirvožemis. Laikydamiesi šių taisyklių, po savęs visada paliksite švarę ir saugią darbo vietą. Jei, nepaisant visų šių saugumo priemonių, įvyko nelaimingas atsitikimas, incidentas ar vos neįvyko nelaimingas atsitikimas, visada praneškite apie tai Stora Enso kontaktiniam asmeniui. Jei kviečiate pirmąją pagalbą, skambinkite pagalbos numeriu 700, naudodamiesi stacionariuoju telefonu arba mobiliuoju telefonu skambinkite numeriu +3 247 330 2013. Kilus gaisrui ar įtartiniems dūmams, įjunkite pavojaus signalą naudodamiesi signalizacijos įrenginiu. Skambinkite pagalbos numeriu 600 fiksuoto ryšio telefonu. Arba mobiliuoju telefonu skambinkite +3 247 330 2013. Aiškiai nurodykite, kas esate, kur įvyko incidentas ir ar yra sužeistų žmonių. Netrukus atvyks artimiausios pagalbos tarnybos. Jei išgirdote šį priešgaisrinį signalą, būkite budrus. Toliau gali būti rengiama evakuacija. Tokiu atveju šį signalą girdėsite nepertraukiamai 1 minutę. Saugiai palikite darbo vietą ir išeikite iš pastatų vadovaudamiesi evakuacijos ženklais. Taip pat įsitikinkite, kad jūsų kolegos laikosi tų pačių nurodymų. Keliaukite į susirinkimo vietą prie L4 pastatų ir praneškite evakuacijos pareigūnui. Laukite tolesnių nurodymų ir niekada negrįžkite į darbo vietą be leidimo. Taip pat yra šis pavojaus signalas. Šį signalą girdėsite 10 sekundžių. O po to 5 sekundės tylos. 5 kartus iš eilės. Šis signalas naudojamas, kai lauke kyla pavojus. Pavyzdžiui, dėl nuotėkio ar nuodingų dujų. Jam nuskambėjus, visi darbuotojai turi eiti į vidų arba likti viduje. Tai buvo gana daug taisyklių ir nuostatų. Visos jos labai svarbios, kai kalbama apie mūsų saugumą. Tačiau taip pat yra 8 taisyklės, kurios gali lemti skirtumą tarp gyvybės ir mirties. Pirmoji. Transporto priemonėje visada prisisekite saugos diržą. Antra. Niekada nevažiuokite per greitai ir niekada nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Nebent tai galite daryti laisvų rankų įrangą. Trečia. Niekada nevairuokite ir nedirbkite būdami apsvaigę nuo narkotikų ar alkoholio. Ketvirta. Įsitikinkite, kad visada turite galiojantį leidimą dirbti. Penkta.
Dirbdami aukštyje, visada naudokite tinkamas apsaugos priemonės. 6. Prieš pradėdami dirbti, visada patikrinkite, ar teisingai taikoma išjungimo ir ženklinimo procedūra. 7. Niekada neapeikite ir nenuimkite saugai svarbios įrangos. 8. Visada laikykitės pakankamo atstumo nuo judančių transporto priemonių. Tai buvo gana daug, visos šios taisyklės. Bet jei visi jų laikysis, išvengsime nelaimingų atsitikimų ir kartu užtikrinsime saugumą. Ar turite klausimų? Kreipkitės į Stora Enso kontaktinį asmenį.